Sporto naujienos. Nevėžio futbolininkai savaitgalį nugalėję Lokomotyvo Vienuolikę iškopė į pirmąją Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos turnyrinės lentelės vietą. Penktadienio vakarą į miesto stadioną susirinkę futbolo gerbėjai stebėjo Lietuvos futbolo federacijos pirmosios lygos ketvirtojo turo dvikovą tarp Kėdainių Nevėžio ir Radviliškio Lokomotyvo Vienuolikių. Tik prasidėjus rungtynėms, kėdainietis Aivaras Lyberis jau galėjo išvesti Nevėžio komandą į priekį. Deja, iš palankios pozicijos smūgiuotas kamuolys atsitrenkė į vartų virpstą. 37 žaidimo minutę po gražaus Areto Gėžnos prasiveržimo ir smūgio kamuolys atsidūrė svečių vartuose. Dar po keletos akimirkų stiprus Eisvino Utyros smūgis dar kartą drebino Lokomotyvo vartų virpstą, bet įvarčio nebuvo. Antrame kėlinyje visos Nevėžio komandos pastangos padidinti skirtumą liko bevaisės. Svečiai bandė išlyginti rezultatą, tačiau Nevėžio gynyba neklydo. Nors Kėdainių Vienuolikė iškovojo pergalę, vyriausiasis treneris Saulius Vertelis nebuvo itin patenkintas komandos žaidimu. Nepasakyčiau, kad gražiai žaidėm. Taip, pradžio pirmą kėlinį, jeigu būtume įmušę į vartį, kur ten išėjo Lyberis, gal būtų truputėlį pasikeitę. Pats galas gavosi nervuotas. Truputėlį žaidimas gerėja, galima sakyti taip, viską, bet nervų buvo ant pačio galo. Nežinot, kaip futbole, kada sukuri daug progų, neįmuši, gali prasileisti pats, jie jau eina, rizikuoja, palieka savo zonos, kelia kampinius, ten standartinės ir visko būna ten, kaip sakant, ir pats gali įsimušti. Tai va, gerinam žaidimą, bet reikia prieki dar su ataka užbaigimu, nes 1-0 tai ne rezultatas, visada galima prasileisti, reikia išnaudoti tas progas, kur sukūrėm. Ant to reikės dirbti. Radviliškio Lokomotyvo Vienuolikės treneris Mindaugas Urbonavičius sakė, kad jo komandos pralaimėjimą lėmė keletas dalykų. Šiandien mums nepadėjo vienas iš pagrindinių gynybinių ramsčių, kas ryškiai ir matęs. Aikštelėje pritrūko aukšto, sunkiai sekėsi ten tvarkyti su Gėgžna, jūsų žaidėjų. Jisai aukštas, stiprus, mobilus žaidėjas ir mums trūko. Butieno nebuvo šiandien, jisai būtų davęs tam žmogui kovą, tikrai. Pirmas kėlininkas, aišku, truputėlį pažiūrėjom varžybas su Žalgiriu Nevėžio. Iški, mano galva, neteisingas išvadas padarėm apie tą komandą. Ir gal pirmą kėlinį galėjo jau tris įvarčius mušti, būtų visas varžybų baigtis nuspręsta. Antram kėlinį pasidarėm išvadėlę šiokias tokias, perstumdėm žaidėjus ir kur kas linksmesnis gavos kėlinys. Netgi gal, sakyčiau, antras kėlinys ir mum labiau priklausė nei varžom. Aišku, jie gal ir atidavė, turėdami rezultatą mums kamuolį. Taip manyčiau. Nevėžis jau pavadinimas sako, kad tai didelės ambicijas turintis klubas. Jis niekados, aš dabar tiksliai negaliu, kada paskutinį kartą jisai žaidė, neužėmė prizinės vietos pirmoje lygoje. Šiemet, man atrodo, irgi bus neišimtis ir jisai bus tarp prizininkų. Pergalę prieš Lokomotyvo Vienuolikę iškovojęs Kėdainių Nevėžis iškopė į pirmąją Lietuvos futbolo federacijos turnyrinės lentelės vietą. Norintiems išsaugoti šią poziciją kėdainiečiams dar teks pakovoti. Artimiausios namų rungtynės Nevėžio laukia šį šeštadienį, gegužės 11 dieną 17 val. Su Palangos Vienuolike.